Sveiki, malonu, kad radote laiko pasiklausyti seminaro. Statybinė įmonė IIT Kausta yra dėkinga visiems užsiregistravusiems ir seminaro pabaigoje 3 laimingieji gaus dovanėles. Taip pat seminaro metu galėsite užduoti jums aktualius klausimus, kuriuos irgi atsakysiu seminaro pabaigoje. O žmogus uždavęs įdomiausią klausimą gaus taip pat dovanėlę. Seminarą vesiu aš, Ona Januškevičiūtė, esu Vilniaus dailės akademijoje baigusi dizaino ir architektūros specialybės, taip pat Vilniaus valstybinėme universitete paveldosaugos specialybę. Teko dirbti Švedijoje architekte Stokholme, o šiuo metu dirbu kaip interjero dizainerė ir architektė Lietuvoje. Kągi, labai tikiuosi, kad jūs sudomins mano seminaras ir kad mano ir kitų specialistų patirtis jums pravers jūsų interjeruose. Gyvename pasaulyje apsuptame spalvų ir nuo senų senovėje žinom, kad spalvos įtakoja mūsų gyvenimus. Todėl labai svarbu, kad aplinka mus nuteiktų teigiamai. Žymus spalvų teoretikas Itenas teigia, pacituosiu, jeigu jūs nieko apie ją spalvą nežinodami sugebate sukurti spalvinius šedevrus, vadinasi, nežinojimas ir yra jūsų kelias. Tačiau jeigu jūs nežinodami apie spalvas nieko nesukuriat šedevrų, vadinasi, jūs turite siekti žinių. Taigi tiems žmonėms, kurie ir jaučiasi pasimetę didelėje spalvų paletėje ir yra skirtas mano seminaras. Ir taip pat, kaip Itenas teigia, kalbama apie spalvų teorijos paslaptis. Kodėl visada apie spalvas kalbama kaip apie paslaptis, tai, kas turi būti visiems iš tikrųjų žinoma. Apie ką bus mano seminaras? Taigi paliesiu tokias temas kaip spalvų įtaka psichologiniai ir fiziologiniai būsenai, taip pat trumpa spalvų klasifikacija, praktiški patarimai, kaip naudotis palete, spalvų įtaka interjere siekiant spalvinės harmonijos ir konkretūs pavyzdžiai. Tai kasgi vis dėlto yra spalva? Spalva – tai daiktų savybė sukelti regos pojūtį, atitinkanti jų skleidžiamos, atspindimos ir praleidžiamos šviesos, spektrinės sudėtį ir intensyvumą. Būtina spalvos egzistavimo sąlyga yra šviesa. Kiek apskritai mūsų akis gali skirti spalvų? Tik 20-ame amžiuje tyrimais nustatyta, kad mes skiriame apie 160 spalvų. Tuo tarpu Japonijos mokymais yra specialiai ugdomas žmonės ir po apmokymų žmogus sugeba skirti netgi 240 spalvų. Ir taip pat Japonijoje tikima, kad žmogus yra tuo laimingesnis, kuo daugiau spalvų jisai gali atpažinti. Pakalbėkim truputį apie spalvų simboliką. Manau, tai yra aktualu, kad tiesiog žinotumėm, ką mūsų supanti spalva reiškia. Nuo pat seniausių laikų iki mūsų dienų spalvos teikiama simbolinė prasmė heraldikoje, religijų ikonografijoje, rūbuose, apeigose, fengšui praktikoje ir ezoterikoje. Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, pavyzdžiui, fengšui spalvos simbolizuoja 4 pagrindinės stichijas – žemę, orą, ugnį ir vandenį. Ir joms priskiriamos skirtingos spalvos. Beje, įdomu tai, kad laiko tėkmėje tų spalvų reikšmė keitėsi, vis priskiriamos kitos. Bet pagrindinės spalvos visuomet išlieka maždaug tos pačios visur, nepriklausomai ar nuo šalies, ar nuo laiko etapo. Norėčiau paminėti antikos filosofų ir krikščionybėje spalvų simboliką. Tai balta spalva simbolizavo gėrį, sėkmę, viskas, kas geriausia gyvenime. Daug kur laidotuvių apeigose naudojama balta spalva. Kodėl? Nes gerosioms dvasioms patinka balta spalva. Raudona, tuo tarpu, simbolizuoja gyvenimą, jėgą, energiją. Visa, kas susijęs su ugnimi, šiluma ir saule.
Raudona spalva buvo taikoma taip pat medicinoje, raišteliams, kaspinėliams ir amuletais. Juoda spalva dažniausiai sutinkama kaip neigiama, tačiau, pavyzdžiui, Afrikos genčių mitologijoje būtent juoda spalva reiškia meilės. Kodėl? Galbūt dėl to, kad vedybinės meilės laikas yra naktis. Viduramžiais spalvų sistemoje, kaip ir visose gyvenimo srityse, vyravo spalvinė hierarchija. Ir taip pat buvo išskiriamosios dieviškosios spalvos. Tai balta, auksinė, purpurinė, raudona, mėlyna ir geltona. Auksinė ir geltona taip pat dieviškosios spalvos. Auksas tai turtas ir valdžia, o Dievas juk dangaus valdovas. Kinijoje geltonos spalvos rūbus galėjo dėvėti tik imperatoriai. Dar įdomu tai, kad nuo 12 amžiaus geltonos spalvos prasmė pradėjo kisti ir nuo dieviškosios spalvos prieita iki neigiamos prasmės, kad tai buvo asocijavo su melu, išdavyste ir Judas išdavęs Kristų žymimas visur geltonais rūbais. Kaip matome, visiškai bendrų ir visiems priimtinų spalvinės simbolikos kanonų nėra. Ir laike, valstybių ribose, bei praktikoje, religijoje ir mistiniuose mokymuose jo šiek tiek kinta. Ir kaip minėjau, daugumai spalvų suteikiama vienodi simboliai, tik kaip juodai, raudonai, bet tai sąlyginai kinta, į tai reikia atsižvelgti renkantis, kad nepatikėt kažkur perskaičius aklinai, nes kitoj literatūroje ar kitam laikotarpiu sutiksite skirtingai. Dabar truputį paliesiu feng shui spalvų simboliką. Balta yra gėrio ir teisingumo, juoda tuštumos ir atsisakymo. Todėl, beje, tuštumos ir atsisakymo juoda spalva daug kur sutinkama ir krikščionybėje, todėl vienuoliai rengiasi juodai, vienuolės ir kitur. Toliau prie feng shui grįžtų pilka, praktiškumo, atsargumo, nepasitikėjimo spalva. Raudona aistros simbolis. Geltona džiaugsmo, harmonijos simbolis. Oranžinė energijos. Mėlyna dvasinio pakilimo. Violetinė išminties ir paslapties. Žalia judėjimo ir augimo spalva. Tikima, kad kūrybiškai dirbant su spalvomis, išdėsčius jas pagal feng shui reikiamas zonose, galima pasiekti puikių rezultatų savo asmeninėme gyvenime. Tai tiek kol kas trumpai apie spalvų simboliką. Toliau norėčiau paminėti, kad spalvos taip pat turi įtakos ir mūsų psichologiniai ir fiziologiniai būsenai. Ir psichologiškai veikia mūsų kūną, jausmus ir protą. Spalvota šviesa patekusi į organizmą paveikia endokrininės sistemos hipofizę, reguliuojančią hormonus, kurie veikia daugelį organizmo funkcijų, tokių kaip miegą, augimą, apetitą, lytinį potraukį, energijos kiekį. Yra nustatyta, kad kiekviena spalva skleidžia kitokius virpesius, kuriuos absorbuojame per odą ir mūsų supantį energetinį lauką. Ir nors atrodo matome tik spalvą, tačiau įrodyta, kad net aklieji taip pat jaučia spalvą. Taip pat norėčiau paminėti, kad pripažįstama visais laikais, kad spalva turi poveikį gydomąjį ir naudojama buvo medicinoje, nes tai kuriama emociniam stabilumui atkurti, relaksacijai ir atsipalaidavimui pasiekti. Ir paminėsiu kelis pavyzdžius, kaip JAV karinio laivyno mokslininkai tyriamai baziai atliko eksperimentą, gavę iš Pentagono užduotį nustatyti povandeninio laivo avarijos metu, kokia spalva geriausiai veiktų žmonės. Ir buvo nustatyta, kad oranžinė būtent spalva labiausiai atpalaiduoja ir mažina agresiją. Taip pat buvo atliktas eksperimentas su maistu. Ir per įvairius filtrus šviesa buvo apšviečiamas maistas ir kad maistas įgautų skirtingas spalvas. Pavyzdžiui, žirneliai atrodė kaip juoda ikra, salotos mėlynos, pienas violetinės, mėsa pilka.
Ir šio eksperimento metu iš tikrųjų žmonės nepajėgė valgyti, o kurie vis dėlto bandė, po to sublogavo. Tai štai akivaizdu, kad tiek psichologiškai, tiek fiziologiškai spalva turi įtakos mums. Dar keletas pavyzdžių. Raudona kraujo ir ugnies spalva sukelia šilumos jausmą ir jos spinduliavimas esąs arčiausiai infraraudonųjų spindulių. Giliai prasiskverbia pro žmogaus kūno audinius ir raudona spalva didina raumenų įsitempimą, taip pat sukelia kraujospūdį ir greitina kvėpavimą. Bet tai taip pat yra gyvybingumo ir veiklos spalva. Todėl interjeruose iš tikrųjų dažnai labai žmonės reaguoja į raudoną spalvą ir net kai kurie vengia išsidažyti sienas, nes, sako, dažniau pykstasi. Na, čia priklauso nuo to, kiek žmogus yra jautrus ir atsparus. Čia yra labai subjektyvu be abejo. Oranžinė spalva, liepsninga, blizganti. Kadangi jį kartu ir šildanti, ir stimuliuojanti, tai atskirais atvejais veikia arba raminančiai, arba jaudinančiai. Geltona saulės šviesa. Tai yra pati linksmiausia spalva ir iš tikrųjų spektre jinai yra pati šviesiausia spalva. Ir būdama labiausiai grina, geltona spalva yra visuomet šviesios prigimties, pasižymi aiškumu, linksmumu ir žavingumu. Taip teigia Getė. Žalia spalva raminanti gamtos spalva. Ji šviežiai ir drėgna, padeda protui pailsėti, mažina kraujo spaudimą. Žydra spalva paprastai asocijuojasi su dangumi arba vandeniu. Jinai taip pat veikia atpalaiduojančiai ir kai kuriais netgi tyrimais nustatyta, kad žydra atpalaiduoja labiau negu žalia. Jeigu tai nervingus žmonės, labiau žydra atpalaiduoja. Kiekviena spalva turi šimtus atspalvių, nors akimis kartais net sunku juos išskirti. Ir ta pati spalva, turėdama vienokį ar kitokį atspalvį, gali sukelti visai kitą jausmą. Taigi labai svarbu renkantis spalvą įsigilinti ir pažiūrėti prie skirtingo apšvietimo. Tai beje puikiai aprašė taip pat Getė savo spalvotyros knygoje, kad geltona spalva savo skaidrumu ir aiškumu maloni ir džiuginanti. O antra vertus sukelia nemalonų įspūdį, jeigu ji yra nešvari arba iki tam tikro laipsnio atšaldyta. Toks nemalonus įspūdis susidaro, kai geltona spalva dažoma ant nešvaraus ir nedėkingo paviršiaus. Taigi, todėl norint su spalva gauti psichologinį teigiamą poveikį, būtina ką atlikti. Pirma, dirbti su švariomis spalvomis. Antra, dažyti lygų paviršių ir taip pat atsižvelgti, koks yra fonas. Yra visuotinai pripažinti spalvų teorijos principai. Tam, kad jais galėtumėm pasinaudoti ir tarpusavėje susikalbėti, būtina susipažinti su spalvų klasifikacija. Taigi, spalvos yra klasifikuojamos į dvi pagrindinės grupės. Achromatinės spalvos ir chromatinės. Achromatinės spalvos tai yra balta, juoda ir pilka. Tačiau kiekviena jų turi dar po 200 kitų atspalvių. O chromatinės spalvos tai yra visos mūsų gamtoje sutinkamos spalvos. Spalvas galima suskirstyti į 3 charakteristikas. Tai tonas, sodrumas ir šviesumas. Achromatinių spalvos tonų neturi. Jos tiesiog įvardyjamos juoda, pilka arba balta. O štai chromatinės spalvos turi daugiau tonų negu pavadinimų. Tarkim, nuo žalios iki geltonos spalvos yra šimtai perėjimų, bet mes tiesiog vardinam žaliai geltoną, geltonai žalia, žalsva, salotinė, bet tikrai neturime tiek daug pavadinimų. Sodrumas yra spalvos intensyvumas. Ir kuo aiškiau išsiskiria spalvos tonas, tuo spalva sodresnė.
Šviesumas nustatomas tik instrumentų dėka, todėl tai atliekame tiesiog lyginamuoju būdu ir akimis. O štai dar viduramžiais buvo pradėta kurti muzikinis raštas natos. Taip pat ir spalvoms yra sukurtas raštas, tai yra paletė. Taigi dabar norėčiau pristatyti, kokios būna paletės. Tai būna RGB, naudojama kompiuteryje, CMYK, tai yra spaudos paletė ir taip pat mums aktuali paletė yra besirenkant dažus, sienų dažus ir kitų CMYK. NCS. Ir NCS paletė yra universali. Taigi nesvarbu, kokioj firmoje jūs užsisakinėsite dažus, bet pagal NCS kodą jums sumaišys jums reikiamą spalvą visur ir visoje šalyje. Dabar savo praktikoje susiduriu, kai užsakovai pasimeta paletėje. Pavyzdžiui, net išrenku spalvą negali surasti, kur ta spalva pagal kodą. Nežino, ką reiškia kodas ir kaip jį skaityti. Tai dabar norėčiau trumpai pristatyti jums. Tai štai turiu aš NCS paletę, pačiam priekyje yra spalvų ratas. Taip, spalvų rate mes matysime raides I, R, G ir B. Kiekviena jų reiškia kokios spalvos, kode matysime irgi taip pat nurodytą šią raidę, kokios spalvos yra daugiau įmaišyta. Taigi, kaip matom, I yra geltona, R reiškia raudona, B mėlyna ir G žalia. Taip, dabar norėsiu jums pristatyti kodus. Kodai yra paletės gale ir juos sudaro skaičiai ir raidės. Ir ten taip pat matysime skaičiuką intensyvumas spalvos žymimas, o raidė kokios spalvos daugiau įmaišyta. Ir taip pat gale, kur čia surašyti visi kodai, yra nurodytas kodas ir puslapis, kuriame randasi ta spalva. Tai pavyzdžiui, jeigu randu aš reikiamą kodą ir puslapį, tai po to paletėje galiu susirasti irgi apačioje, nežinau ar matysis jums, bet čia apačioje yra puslapiukas nurodytas. Tai tiek apie pačią paletę. Taip, dabar norėčiau pristatyti, kokios yra pagrindinės 4 spalvos. Sutiktumėt literatūroje, kad iš tikrųjų kai kur jos yra 7, daugumoje beje 7. Ten visi vieni per religiją pasirenka, pavyzdžiui, kaip Newtonas, kad yra 7 spalvos, kiti dėl vaivorykštės. Bet kodėl dažniausiai, pavyzdžiui, dailininkai, kaip ir mums aktualu, dėl dažų, kad yra 4 pagrindinės, todėl ir 4 pagrindinės tos raidės. Ogi todėl, kad jos būtent yra nepanašios viena į kitą. Jos visos skiriasi, nes pavyzdžiui, jeigu paimtumėm violetinę spalvą, jinai jau primintų, jeigu paimtumėm violetinį, jau primintų raudoną, mėlyną. Pasirinkus kitą spalvą irgi su kažkokia būtų gimininga, o šios 4 viena į kitą nepanašios. Taigi, toliau spalvos skirstomos į šiltas ir šaltas. Šis grupavimas yra pats populiariausias. Taigi, kokios yra šiltos spalvos? Tai yra geltona, oranžinė, raudona, o šaltos žalia, mėlyna, žydra ir alyvinė. Smėlio spalva skaitoma neutrali, taip pat kaip ir pilka, balta, juoda, irgi neutralios spalvos. Terminas šaltas ir šiltas nėra kategoriškai taikytinas spalvom, nes taip pat, kaip ką tik minėjau, kad raudona skaitoma šilta spalva, tačiau jeigu ją įmaišysi mėlyno atspalvio, ji taps jau šalta. Jeigu ir atvirkščiai, jeigu į mėlyną įmaišysim raudonos, jinai jau taps šiltesnė. Taigi, dabar
dažnai žmonės klausia, tai rinkdamiesi spalvą, tai kaip aš jausiuos prie spalvos tiesiog. Ar man ta spalva neatsibos po 5 metų, ar nevargins. Tai aš ir siūlau visada rinktis spalvą artimą pačiam žmogui ir plus atsižvelgti, kur bus išdažoma, kuri patalpa bus išdažoma, koks kiekis. Pavyzdžiui, labai svarbu neišdažyti miegamojo aitriom, sodriom, varginančiam spalvom, kur visą laiką, kur nori relaksuoti, ilsėtis. Sodriom akcentiniam spalvom rekomenduočiau išdažyti praeinamas patalpas. Pavyzdžiui, koridorius, ten kokią sieną prie laiptų. Tiesiog, kad mažiau vargintų, bet kartu paįvairintų interjerą. Aišku, tai nėra tokių kanonų griežtų. Čia priklauso, kiekvienas interjeras, namas, butas yra individualus ir reikia gilintis į situaciją, kaip ir kiekvieno žmogaus individualus skonis. Toliau spalvos dar yra artinančios ir tolinančios. Taigi, dabar kokios artina, kokios tolina. Dabar... Gerai. Artina, arčiausiai atrodo geltona, tada žalia, mėlyna ir balta. Šviesios chromatinės spalvos visada atrodo beje arčiau negu achromatinės. Tai yra visos gamtos spalvos atrodo arčiau negu juoda, pilka ar balta. Pavyzdžiui, kai vieno šviesumo būtų raudona ir mėlyna, jos atrodytų, kad mėlyna yra daug toliau. Tačiau jeigu mėlyną spalvą šviesintumėm, jinai priartėtų. Taigi labai priklauso ir nuo pačio atspalvio. Bet kuri chromatinė spalva daro artumo įspūdį, o palyginus su achromatinė bet kurio šviesumo spalva. Ir achromatinės spalvos atrodo esančios vienoje plokštumoje. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų juoda, pilka ir balta, jos atrodo maždaug tolygiai viename atstume. Bet jeigu mes įvesim ten chromatinę spalvą, tai jinai iš karto atrodys arčiau. Raudona, oranžinė, geltona visada artėjančios, o mėlyna, mėlynai, žalia ir violetinė tolstančios. Tai labai aktualu yra, kai yra mažos erdvės ir norima, pavyzdžiui, padidinti plotą. Arba jeigu labai aukštos lubos ir norisi, kad jos atrodytų žemesnės. Taigi, tai žinant, galima pakoreguoti jų supančią aplinką. Toliau spalvos būna dar ir sunkios bei lengvos. Šviesios spalvos visada atrodo lengvesnės ir negu tamsios, nepriklausomai ar tai chromatinės ar achromatinės. Grubaus paviršiaus spalvotos plokštumos atrodys sunkesnės negu lygaus ir blizgaus. Toliau norėčiau pakalbėti apie vienalaikį kontrastą. Labai svarbu yra fonas, kuriame randasi spalva ir tam tikros spalvos daiktai. Ir kaip tapytojas Delacroix savo dienoraštyje aprašo geltonos spalvos paiešką. Ir jo tikslas buvo užuolaidai suteikti ryškiai geltonos spalvos vaizdą. Ir jis niekaip negalėjo atrasti, kaip tai padaryti. Ir visiško atsitiktinumo dėka, eidamas lauke, jisai pamatė geltoną karietą, tokio geltonumo ir nustebo, kodėl. Jis tiesiog buvo šalia violetinio šešėlio. Taigi, tas vienalaikis kontrastas yra labai aktualu. Tai štai, čia mes matome pavyzdį, kur spalva sunki atrodo arba lengva. Tai stalas, nors yra iš tikrųjų lengvesnis už sofą, ir
ir kėdė, kuri lengvesnė už stalą, atrodo atvirkščiai. Tiesiog yra tamsesnės spalvos stalas, ant kurio labiau išryškėja ir faktūra ir jis atrodo tikrai sunkus. Tuo tarpu sofa, jinai geltona, šviesi ir atrodo lengva. Taip, čia matome, kad baldas tamsus tikrai atrodo masyvus. Ir tai tiesa. Bet jeigu jis būtų nudažytas baltai, jis iš karto atrodytų lengvesnis. Taip, taigi ir vėl pavyzdys, čia yra visi mano daryti interjerai. Ir taip pat sofa lengva atrodo, tuo tarpu stalas nors jau kitos spalvos, bet tamsesnis irgi atrodo sunkus, masyvus. Baldas irgi atrodo sunkesnis negu siena. Taigi visą tai žinant galima labai dirbti su interjeru ir pasiekti norimų rezultatų. Tai yra mano vienas pirmųjų interjerų ir čia matome irgi kaip tolygiai išdėstytas svoris visur. Ir beje labai svarbu yra, kad būtent vertikali ir horizontali padėtis. Jeigu spintelė šiuo metu yra tamsi, apačia atsveria. Bet jeigu visa apačia baldai būtų šviesus ir kabėtų tik čia tūris tamsus, tai labai slėgtų. Taigi svarbu atsižvelgti į horizontalų ir vertikalų. Šiame interjere matome, kad vertikaliai nėra svorio, bet dėliojama horizontaliai svoris. Čia yra mažiau rizikos, tai niekada neslėgs, tik reikia pasirinkti mėgstamas spalvas. Taip pat noriu vieną pavyzdį parodyti, kur apie spalvos faktūrą. Kad lygiuose ir šviesiuose spalvose mažiau matosi faktūriškumo negu chromatinėse spalvose. Iškart jau jaučiam faktūrą ne tik dėl to, kad jinai matosi, net ir ant baltos spalvos, jei būtų kokie dryžiukai, bet jinai pranyktų. Taigi, ir taip pat norėčiau pristatyti tą vienalaikį kontrastą, apie kurį ką tik kalbėjau. Tai štai labai svarbu fonas. Pavyzdžiui, ši balta sofa atrodo labai priartėja prie mūsų. O kodėl? Todėl, kad aplinkui yra pilkas fonas. Ir jis išryškina ją. Čia taip pat matome, kad labai išryškėja grindis, viskas, nes šviesus tonas. Kodėl pasirinkta beje ši aplinka tokia spalva? Dėl to, kad maža erdvė ir tuomet šviesus tonas didina erdvę. Beje, kad nebūtų šaltas ir labai jau ten sterilus būtas, į sienas nežymiai yra įmaišyta šiltos spalvos atspalvio, iš karto sukuria jaukumą. Čia kalbant apie vienalaikį kontrastą, taip pat noriu paminėti, kad iš karto spinta, ar ne? Fonas, jeigu būtų šviesu, jau vienas įspūdis. Iš tikrųjų, jeigu jinai būtų balta, visas kambarys tirptų, plėstųsi. Dabar jinai jau sustabdo erdvę. Taigi tiek. Ne. Dar grįžkime į pavyzdžius. Čia irgi dėl vienalaikio kontrasto labai geras pavyzdys, aš specialiai jums jį paruošiau. Matom, kaip akcentinė atrodo lova. Labai iškrentanti ir akį rėžianti. Jeigu aplinka būtų prigesinta, jinai iš karto jau nebe taip ryškiai matosi. O jeigu dar yra tokia taisyklė, į mum akį rėžiančią spalvą įmaišytumėm aplinkos fono spalvos, jinai apskritai tada susivienodintų. Dabar pavyzdžius tikrai baigiau. Ir galim grįžti prie spalvų harmonijos, kas yra labai svarbu. Taip, pasiruošiu ateičiai. Taip, spalvų harmonija. Pagrindinis tikslas, kuriant interjerą, kaip ir meno kūrinį, pasiekti spalvų tarpusavio harmoniją. Spalvų harmoniškumo priežastis paaiškinti iš tikrųjų yra nelengva, bet remiantis istorinę patirtimi ir per amžius sukaupta ir kaupiama praktika, kai kuriuos dėsnius galima atrasti.
Antikos pasaulyje spalvų harmonija buvo suvokiama kaip priešingumo ir iš tikrųjų buvo derinama tiesiog raudona su mėlyna, prieštaringos spalvos ir jiems tai buvo harmoninga. Ir tai yra tikrai tiesa, nebūtina turėti vien baltą interjerą ar ten labai pastelinės spalvas, kaip dabar labai pamėgta dramblio kaulo, baltos kavos terminai. Bet taip pat gali būti labai ryškios spalvos, kas mėgsta. Tiesiog reikia jų gero derinio ir tai bus taip pat harmoninga. Keletas pavyzdžių. Čia, kaip minėjau, beje, tas pats pavyzdys norėjau parodyti, kaip būtų, jeigu šviesi virtuvė. Tuomet iš tikrųjų erdvė plečiasi. Matot turbūt. Taigi išgaunama niuansinė harmonija, kai įmamos spalvos labai artimos išsidėsčiusios greta viena kitos paletėje. Pavyzdžiui, čia balta, pilkesnė, šiuo atveju čia viryklė tik tai, bet jeigu imtumėm juodą, jeigu pati mažiausia rizika renkantis spalvas, tai imk giminingas spalvas vieną po kito tonus. Gale seminaro iš tikrųjų pateiksiu jums kodų patarimų. Taip, dabar sekantis pavyzdys, vėlgi, matom visišką harmoniją, ar ne, vientisos spalvos, truputį tonas, kitas natūrali gamtos medžiaga. Taip pat, beje, paminėti reikėtų, kad mes vis kalbam apie dažymo spalvas, bet yra gamtos natūralios spalvos, akmens, metalo, marmuras, keramika. Taigi, matom kitą pavyzdį, kur irgi viskas harmoninga. Taip. Giminingos spalvos, taip, per toną skiriasi ir iš karto viskas gerai, bet tai nebūtinai balti interjerai šviesus, tai gali būti kontrastingi ir irgi per toną eiti. Va, pavyzdžiui, ryškesnis interjeras, ar ne? Ir tokios mažos detalės, kaip pavyzdžiui būtų vientisa spinta, bet kito tono atsiranda lentynos, jau iškart gyvybės ir tokio įdomumo suteikia. Ir kartu neperkrauna erdvės. Ir pasirinktos čia žemiškos chromatinės spalvos, natūrali kaip odos ir rusvos spalvos ir oranžinės turinti atspalvį. Ir vienintelė čia šalta spalva yra lova. Visos kitos yra šiltos, bet kaip matom vis tiek puikiai dera. Taip, čia irgi šilti atspalviai vyrauja. Ir pastelinės spalvos. Taip, aš mėgstu iš tikrųjų šviesius interjerus. Ir kai kur tik tai dedu kokį akcentą, mėgėja daryti viską taip gan ramiai ir pavyzdžiui kokią raudoną lovą. Ar ten kokį mėlyną fotelį pastatyti, tiesiog kokį akcentą. Beje, tai yra maža rizika ir labai daugam patinka. Ypač žmonėm, kurie bijo, kad su laiku gali atsibosti spalvos. Taip, vėlgi, minimalizmas toks, giminingos vėl spalvos, neperkrauta. Beje, labai svarbu, kur, aišku, čia kiek kita tema jau, bet kur išdėstyti baldai. Kuo žemiau išdėstyta, tuo mažiau slegia. Japonijoje, pavyzdžiui, virš akių lygio niekas nėra kabinama, bent jau vengiama. Čia iš kitos pusės matome. Ir kaip minėjau, puikus pavyzdys beje, pavirtuvė, jinai yra blizgaus paviršiaus ir iš karto jinai tirpsta ir prasitėsi ir neturi. Bet jeigu ji būtų, pavyzdžiui, raudona, jinai tuoj pat verštųsi į priekį, artėtų ir stabdytų erdvę. Tai ar mes norim nutolinti, ar priartinti, galim labai žaisti su spalvomis. Viskas, su pavyzdžiais. O dabar norėčiau jums patarimų duoti iš savo patirties. Tai patarimai. Tai jeigu bijot rizikuoti, tai visada galite rinktis baltą spalvą. Vėliau parodysiu dar pavyzdžių. O balta spalva yra beje pigiausia, nes jai reikia mažiausiai pigmento. Taip pat
patarčiau pasirinkus spalvą būtinai nepagailėti ir nusipirkti 1 litrą dažų. Tai kainuoja nuo 50 iki 100 litų, priklausomai kur pirksitės dažus. Ir padažyti kažkur, kur vėliau stovės baldas. Pavyzdžiui, už kokio virtuvės komplekto padažote ir pasitikrina didesnėme plote, nes reikia atsižvelgti tai, kad ta spalva, kurią matote paletėje, iš tikrųjų išdažyta didesniam plote, jinai paryškėja. Taip pat galit pasitikrinti atspalvį. Renkantis spalvą, dažų spalvą, tai labai svarbu yra natūralus apšvietimas. Tai kur besirinktumėte, reiktų nusinešti prie lango prie natūralaus apšvietimo. Beje, tai kaip gauti paletę, kur jų būna. Tai kiekvienoje dažų parduotuvėje, netgi ir senukuose, nesvarbu kur, nueitumėt ir davę 100 litų užstatą, galite pasinaudoti tą paletę ir kai grąžinsite, iš karto užstatą jums atiduos. Taigi tokie patarimai dėl dažų paletės. Dabar dėl renkantis gobeleną svarbu spalvą apžiūrėti skirtingų kampų, nes pavyzdžiui, jeigu tai yra sofai, tai ar horizontalioj ar vertikalioj padėty spalva gali pakeisti toną. Dabar norėčiau, gal kažkam pravers, kas pasimetė ir nežino, kaip išdažyti savo būstą, keletas spalvų derinių, jau gatavų kodų, kuriuos galėsit susirasti paletėje, pasižiūrėti, ar jums tikrai patinka. Tai parinkau tokių universalių, gal kažkam tiks. Tai tokia šviesi spalva, kodas būtų NCS, S. Ir dabar gal prieš kiekvieną kodą nekartosiu tų raidžių, bet čia tiesiog reiškia, kad tai yra NCS paletė ir S tiesiog turi būti priekyje ir toliau jau eina kodas. Tai būtų 0603 brūkšnelis I 20R. Taigi, kaip matom, yra geltonos ir raudonos spalvos. Bet ką reiškia tas kodas? O spalva ši yra labai šviesi, labai šviesi. Kas nori, pavyzdžiui, bijojo ir net norėtų dažyti baltai savo sienas, tai gali drąsiai išsidažyti tokią spalvą. Jinai turės šiek tiek šilto atspalvio ir kaip dabar populiaru ir tai primena kaip orchidėjos, kaip tą vadinamąjį dramblio kaulo atspalvį. Jei derinys truputį jau sodresnė spalva, vidurinio sodrumo, tai būtų 20 brūkšnelis I 10R. Tai jeigu, pavyzdžiui, norit viso būto labai šviesaus, išdažot pirmojų kodų, o jau šiuo, tarkim, kokią nors sieną prie televizoriaus ar virtuvę kiek tamsesnė. Bet vis dėlto, kas jeigu labai nemėgsta vien šviesių spalvų, tai pasiūlysiu šiam deriniui dar sodresnę. Akcentinė, kuri galėtų būti kažkur, bet beje, ne tiek ryškia, kad reikėtų dažyti koridorius ar praeinamas zonas, kaip minėjau. Tai gali būti tikrai ir gyvenamajam kambarį ir net išdažyta, pavyzdžiui, virtuvė. Tai 30, 20 brūkšnelis I 20R. Tai štai 3 spalvų derinys, kurias bet kurias 3 galima pasilikti 2, bet kurias, jos visos 3 puikiai dera. Beje, mano viena mėgstamiausių spalvų, šviesi ir vos šilta, daugybę metų neatsibosta, tai 10.05 brūkšnelis I ilgoji 20R. Beje, gražiai dera su truputį pilka spalva. Kas nori tokio lengvumo ir sterilumo ir nebijo šiek tiek šaltumo, pavyzdžiui, man patinka aplinka kiek šaltesnė, jeigu pats esi dominuojantis, tai noris aplinkui ramybės, tai tada toks kodas 2005 brūkšnelis I 20R. Bet kaip minėjau, tai jau tokia šaltesnė ir pilkesnė spalva, kas nenori pilkumo, tai jau netiks. Dabar apie lubas. Lubos, dažniausiai visi bijom rizikuoti ir teisingai daro, kad dažo baltai. Bet taip pat galima išdažyti, kaip ir minėjau, tas, pavyzdžiui, pirmas 3 spalvų derinių, pačia šviesiausia drąsiai galima išdažyti kažkur lubas. Ir tai priduos tokio jaukumo, nebus tokio didelio kontrasto.
Taip, vidurinio tamsumo yra dar spalva 2020 I20R. Pririnkau aš čia tų kodų, gal kam pravers. Arba parinkta sodriausia, tai 3020 I20R. Čia dabar akcentinė tikrai labai ryški prieš įsigydami, pasižiūrėkite paletėje, ką perkate. Tai 3560 I30R. Ji yra labiau jau dominuojanti ir kas gali bijot, kad gali atsibosti, tai jau ir praeinamose zonose koridoriui drąsiai, o kitur jau pasvarstykite. Dabar apie miegamąjį ir miegamojo spalvas. Kaip minėjau teorijoje, tai kad galima žydra, nežinau kaip į tai daug žmonių pažiūrės, bet man kuo toliau, to labiau pradeda patikti. Aišku, viskas priklauso nuo atspalvio. Taip pat žalia ramina ir oranžinė. Bet vėlgi, kas yra oranžinė? Jeigu mes ją labai sodriai, intensyviai išdažysim, tai jinai mus vargins tikrai. Bet jeigu tik šviesi spalva turės to atspalvio, tai jau veiks raminamai. Taigi miegamasis. Žalia spalva šviesi, kuri atpalaiduoja ir ramina. Bet tai yra subjektyvu. 10, 15, G, 40I. Kita kiek sodresnė jau žalia ir turi ir tokia gili spalva. 15, 10, G, 60I. O linksmiausia žalia, kas nenori niūriai, tai turi gelsvumo netgi tokio atspalvio. 15, 15, G, 60I. Aš tiesiog sudiktuoju, o jūs pasižiūrėję paletėje galėsite tiesiog arba patiks jums, arba nepatiks. Tiesiog tai mano pasiūlymai, kad neišsirinkti elektrik spalvos, kuri tarkim erzintų. Na tai tokios spalvos, kur tiesiog tiks visų amžių žmonėms ir ilgą laiką ir neatsibos. O kam norisi beje samanų spalvos, tokios samanų žydinčio vandens, tai 20, 20, G, 60I. O kiek saulėta, 20, 20, G, 70I. Dar keletas atspalvių, jeigu norite to oranžinio, bet bijote, kad nebūtų kaip persikas. Taigi, čia taip kalbu, nežinau iš patirties, ko žmonės bijo, ko dažniausiai nori, bet aišku, gali būti, kad jūsų norai visai kitokie. Ir taigi 20, 20 į 30R. O rudesnė už ją būtų 20, 20 į 20R. Taigi ten buvo 30, čia 20R. Toliau švelni, ir beje, vėl grįžtam prie kodų. Tai kaip sakiau, kad ką skaičiukai reiškia ir kiek joje yra tono, tai pastarai, kur diktavu ir matos, kad tik per 10 skiriasi, bet jau visai kitas atspalvis. Vienur yra daugiau rudumo, kitur mažiau. Toliau švelni, šviesi, gaivi, lyg orchidėja, tokia smėlio atspalvio turinti 0,9, 0,7 į 10R. Labai mėgstu šią spalvą. O sodresnė 15, 15 į 20R. O akcentinė galėtų būti tokia jau rudesnė 20, 30 į 20R. Arba labiau oranžinė 20, 30 į 30R. Na, daugiau su kodais nekankinsiu jūsų, bet beje, seminaro pabaigoje galėsim diskusijas, dar aišku atsakysiu jūsų klausimus užduotus ir seminaro pabaigoje dar galėsim pratęsti Facebook'e ir jeigu jūs jau išsirinkot kokią spalvą, aš galėsiu net patikrinti ir jums gal derinį kokį padaryti. Ką darom? Toliau. Kaip minėjau jau, kad sunkios spalvos nereiktų kabinti, ar ne? Tai dabar norėčiau parodyti jums pavyzdį, kabinti ore. Taip, matome
jau prieš tai matytą mano kurtą interjerą, kur baldas atsveria, minėjau, viršus apačią. Bet jeigu apačią nudažytumėm šviesiai, mus pradėtų slėgti viršuje kabantis baldas. Čia tokių noriu keletą praktinių patarimų. Kągi čia norėjau jums patarti. Taip, va tokį interjerą iš tikrųjų šiltą, ar ne? Reikia pasvarstyti, ar jūs mėgstate tokias sodresnės spalvas, nes būna žmonės, iš tikrųjų, po kiek laiko nori daugiau šviesos. Bet jeigu nenorit visiškai balto interjero, tai tikrai yra išeitis ir kaip drąsiai galima, iš tikrųjų žmonės bijo daugiau negu 2-3 spalvas, bet jeigu visos spalvos yra suderintos, tikrai jos nesipjaus ir nevargins. Bet aišku, tai yra labai subtilu. Ir žinoma, nerekomenduočiau tamsiom spalvom dažyti mažų erdvių, kaip miegamasis. Jeigu jį labai nutamsinsim, tai pradės mus slėgti ir varginti. Taigi virtuvė, taip pat koridorius, jeigu labai tamsiai ir maža erdvė. O toliau, kas dar? Jeigu erdvė yra maža, tai iš tikrųjų blizgus paviršius jums išeitis, nes jis praplečia erdvę. Zonos, kurios turėtų veikti raminančiai, kaip miegamasis, reikia švelnių ir šviesių tonų. Ir beje, tamsios sodrios spalvos gali turėti irgi raminamąjį poveikį. Pavyzdžiui, aš pavyzdžiuose jums kodų, kur paminėjau tamsią žalią samanų spalvą, jinai yra tikrai labai tamsi ir tikrai intensyvi, bet jinai, aišku, vėlgi, kiekvienas žmogus skirtingai vertina spalvą, bet jinai ramina. Nėra elektrik atspalvio. Tai nors į tamsi, bet jinai taip pat gali relaksuoti. Taip, dar pavyzdžių pažiūrim. Taip, viskas. Gerai. Taip. Kaip minėjau, dar dėl lubų grįšiu, kad čia yra vienas tas patarimas, kad jeigu lubas dažot visada baltai, bet yra kokių konstrukcijų, kur kabinamos lubos yra kelių lygių, tai kiekvieną tą lygį galima irgi nudažyti kitą spalvą. Bet, kaip nedaryti vaivorykštės, bet ta pačia spalva kitų tonų. Viena, pavyzdžiui, arčiau mūsų esanti šviesiau, o į gilinimą tamsesnė. Tai beje padidins aukštį optiškai. Aišku, priklauso dar nuo spalvos, kurią pasirinksim, kaip jau dabar visi žinome. Ir kaip minėjau, pagal tą artinimą, tolinimą spalvų galima didinti ar mažinti patalpas. Tai irgi seminaro gale, kai užduosit klausimus, gal jeigu kam aktualu, galėsiu patarti, kaip erdvę jūsų pakoreguoti. Tai kągi, dabar norėčiau ištraukti 3 laiminguosius, užsiregistravusius, kas gaus prizus. Taip. Eglė Mikalauskienė. Taip. Kristina Šunevičiūtė. Ir Mantas Vaičienas. Taigi, gaus dovanėlės iš IIT kaustos. Taip pat dabar tada norėčiau atsakyti į klausimus užduotus. Tada išrinksiu įdomiausią. Tai dabar klausimas, kaip parinkti tinkamas spalvas virtuvėje, vonioje, tualete. Na taip, čia kiekviena patalpa atskira tema praktiškai. Tai dabar virtuvėje tinkamos spalvos yra visos iš tikrųjų. Priklauso, ko jūs norite.
Ar jūs norite šviesios virtuvės, tada balti šviesus atspalviai. Atsižvelkit į tai pagal Saulės architektūrą, į kur orientuota yra virtuvė, ar tai yra pietus, ar šiaurė, ar rytai, ar vakarai, kiek stipriai reikia ją apšviesti. Tai yra labai svarbu, vertinant iš pat pradžių kiekvieną erdvę ir tik tada rinkti spalvas. Nes jeigu patalpa yra šiaurėje, tai aišku reikėtų rinkti šviesesnės spalvas arba labai koreguoti apšvietimu, kas vėlgi atskira tema. Ir dabar dėl vonios, taip, daug lengviau. Vonioje galimos visos spalvos, nes vis tiek apšviečiam dirbtinu apšvietimu dažniausiai. Taigi labai gražu yra, nėra tokio atsakymo, kas yra tinkamos spalvos. Aš galiu tik tai savo mėgstamą sakyti, bet kiekvienam žmogui individualiai patarti. Pavyzdžiui, šiuo metu kuriu San Mazgo interjerą, kur būtent baltai juoda. Nustebau drąsa užsakovų iš tikrųjų, bet labai džiaugiuosi ir labai gražiai radom, kad nebūtų visiškai vientisai juoda ir neužgoštų, tai pasirinkome mozaiką, kur kaip lietutis tie kvadratukai maži nusileidžia žemyn. Taip pat vonioje labai galima daryti būtent visame bute, jeigu darom rames spalvas, tai būtent vonioje galima ryškesnėmis. Oranžinė, raudona, netgi mėlyna, tikrai visom spalvom, priklauso tik nuo tono. Dabar labai populiaru tapo iš tikrųjų garstyčių spalva, žydra spalva, tokios tikrai netradicinės. Ir beje, kuo toliau žiūriu, tuo kaip madingesnės tampa tokios mum Baltijos šalim, galbūt ir Skandinavijos šalim kiek svetimos, nes mes esam tokie žemės spalvų mėgėjai, bet kaip ir rūbuose pastebėjom, kad dabar elektrik spalvos yra labai madingos, tai interjeruose darosi madingos šaltos spalvos, spalvos turinčios mėlyno atspalvio, pilkai mėlynos, tokios tikrai kas neįprasta mum. Kitas klausimas. Taigi, kokią spalvą pasirinkti miegamojo kambariui, kad gerai pailsėtume ir kad neerzintų po sunkios darbo dienos. Kaip ir minėjau, būtent oranžinė, žalia, žydra yra raminančios spalvos. Ir tik svarbu išsirinkti gerą atspalvį. Taigi, kodų aš padiktavau būtent šių relaksuojančių spalvų, tai gal jums tai pravers. Aha, dabar dar klausant, kokios tekstūros. Beje, kas liečia miegamąjį, labai rekomenduočiau rinktis ir tapetus, ypač lovos galvūgalyje, nes tai priduoda tokio jaukumo įspūdį ir įvairovės interjere. O dažyti, žinoma, galima ant daug ko, tiesiog priklauso pasirinkta spalva ir faktūra. Ir kai sakiau, kad svarbiausia dažyti ant lygaus, tai čia švarę spalvą ir kad jeigu gauti norit patį griniausią tą tokią jau spalvos toną. Bet taip pat galima net ir ant medžio juk dažyti ir gražiai, kad atrodytų. Svarbu, kokia ta spalva ir kokio efekto norime pasiekti. Kiek daugiausiai spalvų esate panaudoję vienoje patalpoje? Taigi, sunku suskaičiuoti. Ar tai reikėtų tik tai sienas skaičiuoti, ar ir grindis lubas, ar ir daiktus, aksesuarus. Beje, labai rekomenduoju, jeigu yra vienalytės toks jau interjeras vienų spalvų, tai tuomet galima labai paįvairinti aksesuarais, kaip ir pradžioje minėjau, ryški sofa, stalas, koks baldai. Pavyzdžiui, jeigu šviesios grindys, šviesios sienos, tada gali būti vengės spalvos baldai, tokie kaip akcentas. O kiek daugiausiai? Daug. Daugiau nei 5 esu panaudojus, jeigu įskaityti ir baldus. Ir tai tikrai dėrėjo. Bet aišku, su tuo reikia atsargiai žaisti. Ir jeigu jau nežinote, geriau rinktis giminingas spalvas. Kokia spalva labiausiai tinka darbo kambariui, kad susikauptume, darbo nesiblaškytume?
Darbo kambariui dabar įdomu, kaip yra dėl saulės architektūros. Ar jis yra stipriai apšviečiamas ar mažiau apšviečiamas, nuo to labai priklauso. Taip pat, jeigu jau yra baldai, kokių formų. Jeigu jie lengvi, žemi, tai vienokios spalvos. Jeigu jie jau yra dominuojantis, tuomet jau kita spalva. Labai sunku tai atsakyti, nematant aplinkos. Bet jeigu, tarkim, dar baldai nesupirkti ir tai yra naujas būstas, būsimas būstas, tai darbo aplinkai tiktų šiltos, saulėtos spalvos keliančios nuotaiką. Taip pat, jeigu jūsų yra žemas spaudimas, tai tada keliančios spaudimą rinktis galima raudono, oranžinė. Jeigu jūsų yra aukštas spaudimas, tada raminančias truputį. Pavyzdžiui, oranžinė, palaukit, dabar žydra galėtų būti. Kas dar? Įdomus klausimas, kad turiu klausimą, renkuosi elektroniniai parduotuviai spalvas. Bet visai ne apie interjerą netgi, bet šiaip prisiminiau tokį dalyką, yra spalvos aktualios dabar gaunas, kad ir interjerui, nors čia elektroninė parduotuvė. Pavyzdžiui, kokias spalvas mėgsta vyrai ir kokias moteris. Tai jeigu elektroninė parduotuvė, tai reikia atsižvelgti kokiai kategorijai, ar tai moterų ar vyrų. Nes, pavyzdžiui, moteris violetinė labiau mėgtų, žydrą rinktųsi. Tai beje, apie tai labai daug informacijos yra internete, bet būtent pagal lytį, jeigu jūs ten pardavinėjate, tarkim, moteriškus aksesuarus, tai vienos spalvos rekomenduočiau, jeigu vyriškus kitas. Grįžtam gal prie kokių interjero klausimų. Apskritai etiketėj, vizitiniai, parduotuvės sienai ir taip toliau, koks pats geriausias fonas, balta, pilka, gelsva ar dar kokia. Tai vėlgi parduotuvės interjerui aktualu, ką jūs pardavinėsite. Ar tai batai, ar rankinės, ar drabužiai. Ir tai priklauso beje ir nuo apšvietimo. Tai reikėtų žinoti, kas bus pardavinėjama. Aišku, prekę reikia išryškinti, taigi geriausia, kad tai, ant ko padėta, būtų tamsesnio fono, o sienos tada šviesios. Arba atvirkščiai, jeigu tai yra, pavyzdžiui, papuošalai, tai dedama ant šviesaus fono, balto, o jau gali būti sienos tamsesnės. Taigi turėčiau žinoti, kas bus, kuo prekiaujama. Taip, kaip dažnai rekomenduoju keisti būsto sienų baldų spalvas? Tokios rekomendacijos nėra, tai yra tiesiog žmonėm ar pabosta, ar iš tikrųjų dažai nėra amžini. Dažniausiai persidažyti jau po kokių 10 metų tenka, nori, nenori. Bet iki to laiko tai nebent jau noras yra atsinaujinti. Iš tikrųjų būna dažnai, kad žmonės kreipiasi, kad kokią nors erdvę nori atnaujinti. O toliau klausimus galite atsiųsti į IT butai ir namai. Ir toliau galim pratęsti šias diskusijas Facebook'e. Noriu labai padėkoti statybų įmonei IIT Kausta, kad leido man čia sudalyvauti. Ir su jumis buvo Ona Januškevičiūtė ir pratęskime diskusijas Facebook'e.